23 skyrius – Vakaras pas Stroganovus ir Brakano demaskavimas. Dar 2 dienos prabėgo man kaip laimingas sapnas. Darbas su seru Vomiu, laiškai, kuriuos rašiau jam diktuojant, tegul ir man nepažįstamiems žmonėms, kartais taip sukrėsdavo mane, kad vos sulaikydavau ašaras ir rankų virpėjimą. Kiek juose buvo meilės ir paguodos. Man ypatingą įspūdį paliko laiškas vienai motinai, netekusiai suaugusio sūnaus. Negalėjau ramiai klausyti to švelnumo, pagarbos, jos nenumaldomam skausmui ir kartu didžios išminties, perteiktos su kiekvienu sero Vomio žodžiu. Ašaros pačios tekėjo mano skruostais. Kiek daug reikėjo pačiam iškęsti, kad galėtum suprasti svetimą skausmą. Reikėjo perbristi visą žemiškų kančių bedugnę, kad tai pajėgtum suvokti ir paguosti sielvartę skendinti žmogų. 3 dienos vakare seras Vomis pakvietė mane užeiti pas jį. Atėjęs į jo kambarį čia radau ir Anandą. Seras Vomis paaiškino, kad dabar jie ruošiasi eiti pas kunigaikštienę ir jeigu noriu, galiu eiti kartu su jais. Jeigu seras Vomis būtų ruošęsis eiti ne per 10 kambarių, o per 10 dykumų, ir tai būčiau laiminęs kiekvieną su juo praleistą akimirką. Pakviečiau tave, laukiu ir kapitono. Abu jūs matėte iš žmogaus, senosios kunigaikštienės, telikusius kūno ir dvasios griuvėsius. Nesakau, kad dabar ją būtų galima palyginti su žydinčia obelimi, vos šyptelėjo jis, bet tiek tau, tiek kapitonui, manau, bus gera pamoka išvysti, kaip kartais atgimsta žmogus. Kunigaikštienė mūsų nelaukia, mes užklupsime ją netikėtai, be jokių pagražinimų, kuriais apsupa save žmogus, net ir dvasiškai subrendęs bei mylintis tiesą, jeigu jis ruošiasi išsvajotam susitikimui. Susitikimas, jeigu žmogus jam ruošiasi, beveik visada apgaubtas veidmainystė. Patys vertingiausi žmonių susitikimai netikėti susitikimai. Einame. Tu su kapitonu liksi gretimame kambaryje prie kunigaikštienės miegamojo. Kai bus laikas, jeigu reikės, aš jūs pakviesiu. Mes išėjome. Pakeliui užsukau pas kapitoną ir po keleto minučių jau stovėjome kambaryje greta kunigaikštienės miegamojo. Čia buvo tamsu, bet kunigaikštienės kambaryje ryškiai švietė lempos ir mes viską gerai matėme ir girdėjome. Kunigaikštienė sėdėjo fotelyje. Jos veidas nuo to laiko, kai paskutinį kartą ją mačiau, taip pasikeitė, kad būčiau nepažinęs. Jame dabar nesimatė nei žiaurumo, nei valdingumo. Kunigaikštis sėdėjo greta jo su knyga rankose, matyt ruošėsi jai skaityti. Išgirdęs mūsų žingsnius paklausė, kas čia, bet pažinęs serą Vomį visas nušvito ir greit nuėjo pasitikti. Pamačiusi, kas atėjo, kunigaikštienė bandė atsistoti, bet seras Vomis uždraudė jai. Jis atsisėdo į kunigaikščio vietą, ir Anandą prie stalo, o kunigaikštis atsistojo už žmonos nugaros švytėdamas kaip sietynas. Nesitikėjau išvysti jūs šiandien, serė Vomi, nors troškau jūs pamatyti. Nedrįsau net prašyti dar kartą aplankyti mane, o jūs štai dabar atėjote ir aš taip sutrikau, kad pamiršau viską. Ką norėjau jūsų prašyti, kalbėjo kunigaikštienė. Net ir jos balsas buvo pasikeitęs. Neliko nei grubumo, nei spiegimo, kurį anksčiau taip nemaloniai veikė. Nereikia nieko prašyti, kunigaikštienė. Tai aš atėjau padėkoti jums už vargšus vaikus, kuriuos apdovanojote. Juk aš apie juos jums nieko nekalbėjau, tik priminiau, kad garlaivyje įskaudinote jų motiną, o jūs ne tik supratote savo klaidą, bet ir kūrybiškai ją ištaisėte, paskyrusi kiekvienam vaikui po 10 000. Jūsų dovana vertinga būtent tuo, kad jos iš jūsų neprašė, o jūs pati ištiesėte vargšams vaikams tokią pagalbą. Jeigu būtumėte klaususi patarimo ir kas 10 minučių, ir kas 10 išminčių, tai ir tada nebūtumėte pasielgusi teisingiau ir protingiau. O sere Vomi, per visą šią mano ligą jūsų pagalbininkai man daug davė ne tik fizinę prasme. Iš jų pokalbių su manimi, tokių kantrių, nuoširdžių, išmintingų,
Aš supratau visą siaubą, kuriame pragyvenau savo gyvenimą. Ir tai, kad dabar man kalbate apie padėką, kai aš jiems ir jums dėkinga daugiau negu už patį gyvenimą, aš tiesiog negaliu ištverti. Kunigaikštienė užsidengė veidą silpnomis, gyslotomis, ligos sudarkytomis rankomis ir garsiai pravirko. Neverkite, kunigaikštienė, nepataisoma tik tai, ko žmogus nesuprato iki pat mirties ir taip išėjo iš žemės. Išklausykite mane. Jeigu supratote, kad įžeidėte Žaną, pasikvieskite tą mielą ir patikėkite labai nelaimingą moterį ir atsiprašykite jos. Širdies gerumas – štai ir viskas, ką žmogus turi įpinti į savo darbą kiekvieną dieną. Ir jeigu jums atrodo, kad jūs jau sena ir ligota, kad jūsų laikas dirbti jau prabėgo, visa tai tik prietaras. Galima būti pasmerktam nejudėti be rankų ir be kojų ir vis tiek ne tik dirbti, bet ir savo meilės ir minčių kūrybai kvėpti liaudies mases. Aukščiausia, kokia man žinoma išminties darbo forma, neša pasauliui įkvėpimą ir energiją vien savo minčių jėga, pati likdama iš pažiūros visiškai nejudri. Bet šios nejudrios išminties mintis sudaro didžiulę visatos judėjimo dalį. Ir kiekvienam žmogui, taip pat ir jums, svarbu gyventi neatsijungiant nuo to amžino judėjimo, gyventi nesustojant, visą laiką einant jame, neatskiriamai, kaip neatskiriami saulė ir jos spinduliai. Labai paprastas jūsų kasdieninis darbas. Pamaloninkite kiekvieną pas jūs atėjusi. Jeigu ateis vienišas, atiduokite jam visą širdies meilę, kad išeidamas žinotų, jog dabar turi draugą. Jeigu ateis liūdintis, nušvieskite jam gyvenimą savo džiaugsmu. Jeigu ateis silpnas, padėkite jam suvokti naują gyvenimo prasmę, kuri atsivėrė jums. Tada jūsų gyvenimas taps palaiminimu žmonėms. Slėpkite ašaras, draugė, pasistengkite ramiai, neįsižeisdama, nesigėdindama ir nesuirzusi apmastyti tai, ką jums pasakysiu. Aš ne pamokslus jums sakau, o nedėstau jums sąlyginį žemės moralės kodeksą, bet noriu padėti jums žengti į naują gyvenimo etapą, kur pati galėtumėte išsilaisvinti iš visų tų aistrų, kuriuose praleidote gyvenimą ir nuo kurių dabar labiausiai kenčiate. Dabar su pasibjaurėjimu nusisukate nuo jūsų atmintyje iškylančių vaizdų. Per visą savo gyvenimą tik vieną kartą patikėjote nepriekaištingų žmogaus kilnumu ir garbe, čia sėdinčio jūsų vyro kilnumu ir garbe. Nesigilinsiu dabar, ar tikrai taip ir buvo, kad sutikdavote tik negarbingus, ar pati taip žvelgėte į žmonės ir gyvenimą, į jų garbę ir orumą, bet net ir šiuo vieninteliu atveju visiškai iki galo pasitikėjote žmogumi, ar nieko nuo jo nenuslėpėte, ar jis žino tikrąją tiesą, kad ir apie jūsų piniginius reikalus. Patikėkite, juk jūs, kaip tas šykštus riteris, bijote kam nors atskleisti savo tikrų dievinamų turtų paslaptį, nors jums ir atrodo, kad jau nugalėjote savo gobšumą ir šykštumą. Kodėl tebesilaikote melo, kol galutinai nesuprasite, kad nėra vien žemės gyvenimo, atskiro, uždaro, išskirto iš visos visatos atmosferos, o tėra tik vienatinis gyvenimas, nedaloma dvasios ir materijos esmė, kad nėra atskiros vienos dirbančios žemės, o tėra tik bendras dirbančio gyvo dangaus ir dirbančios gyvos žemės ratas, besivienijantis bendrai žemei ir dangaus principais, netoleruojančiais melo ir veidmainystės, nepaklūstančiais žmonių norams ir valiai, o tikslingai ir dėsningai veikiančiais visą visatos gyvenimą, tol nerasite gyvenimo džiaugsmo. Kad ir kiek jums būtų likę gyventi, jūs neišvengiamai persekios baimė, jeigu galvosite apie kiekvieną savo dieną tik kaip apie vieno atskiro žemiško gyvenimo akimirką. Jeigu iš žemės gyvenimo išbrauksime savo šio gyvenimo ryšio su iš amžių ateinančiomis priežastimis ir pasekmėmis supratimą,
Visas šis žemės gyvenimas prilygs nuliui. Su tuo ar kitu aistrų ir norų mišiniu, be šviesos, kurią apšviestum savo kasdieninę veiklą perspektyvos, be žinojimo, kad šviesa dega kiekviename visos visatos žmonijos žmoguje, kūrybiškai gyventi neįmanoma. Kas gyvena nesuvokia savyje šios šviesos, tas šliejasi prie piktos valios, manančios, kad ji gali užvaldyti visą pasaulį ir priversti jį tarnauti savo aistroms, savo malonumams. Kai sero Vomio balsas nutilo, kunigaikštienė vis dar sėdėjo užsidengusi veidą rankomis. Sere Vomi, kaip galėjote taip viską apie mane sužinoti? Lyg aš pati būčiau papasakojusi jums savo gyvenimą. Išgirdome kunigaikštienės balsą. Koks tai buvo balsas? Kiekvienam žodžiui ištarti, jei būtų reikėję neįsivaizduojamų pastangų. Atrodė, kad replės spaudė jos širdį ir ji kalbėjo veikdama skausmą. Nesvarbu, kunigaikštienė, kaip aš sužinojau jūsų paslaptis. Nesvarbu net tai, kad tai aš atnešiau jums žinią. Svarbu tik pati žinia, kuri jūs pasiekė ir kaip jūs ją priėmėte. Rytuose sakoma, reikia ir skruzdėlė pasiuntiniu bus, atsakė jai seras Vomis. Jau vėlu ir jūs pavargote. Išgerkite vaistus, kuriuos jums paduos pasėdėkite dar su savo mielu vyru ir dviese apgalvokite viską, ką jums dabar pasakiau. Mes dar kurį laiką būsime Konstantinopolyje ir aš dar kartą ateisiu su jumis pasikalbėti. Tik atminkite, kad apgailestavimas, kaip ir bet koks gyvenimas praeitimi, neturi prasmės, nes į jį jau neįdėsi širdies kūrybos. Gyvenimas tai dabar, tai ne rytoj ir ne vakar. Pirma dar nežinoma, antra jau neegzistuoja. Stenkitės išmokti gyventi tuo skriejančiu dabar, o ne svajonėmis apie rytdieną, kurios nežinote. Seras Vomis atsistojo, maloniai atsisveikino su jais ir išėjo per mūsų kambarį. Mes su kapitonu prisijungėme prie jo ir visi kartu nuėjome į jo kambarius. Čia taip pat ilgai neužtrukome. Seras Vomis paliepė mums su kapitonu greitai persirengti, paaiškinęs, kad tuoj pat važiuosime pas Stroganovus. Jis paklausė, ar mes vis taip pat tvirtai norime padėti jam demaskuoti Dabrakaną ir išlaisvinti iš jo hipnozės nelaimingus Stroganovo šeimos narius. Mes patvirtinome, kad liekame ištikimi savo duotam žodžiui ir neabejodami pasakėme, kad visiškai atsiduodame jo žiniai. Mano draugai, švelniai tarė seras Vomis, egzistuoja tokios žmonių dvasinio augimo stadijos, kur tam tikri grubūs žemiški veiksmai negalimi dvasiškai aukštai pakilusiam žmogui. Lygiai taip pat kaip ir tam tikri dvasiškai aukšti veiksmai, kada dvasinės vibracijos daug aukštesnės už įprastą žemiškas, neprieinami grubokiams žmonėms. Šiandien bus kaip tik tas atvejis, kai ne vienas iš mūsų negalėsime prisiliesti prie kitų žmonių aprangos detalių, nerizikuodami suduoti jiems labai stiprų smūgį nuo prisilietimo savo daug aukštesnėmis vibracijomis. Tokiomis vibracijomis, kurių jau nepajėgtų atlaikyti jų kūnai. Nuo mūsų prisilietimo jie gali susirgti ar numirti. Ir jums teks veikti už mus gelbstint tuos žmones. Turėsite būti labai budrus, labai susikaupę, nieko nebijoti, tik klausyti, ką aš jums sakysiu, ar tyliai perdavinės į ar Anandą. Veikti teks nedelsiant, iš karto gavus įsakymą, tiksliai jį vykdyti ar galvoti tik apie tai, ką tą akimirką darysite. Dabar eikite, arkliai jau pakinkyti, grįžkite po 20 minučių. Mes nuskubėjome, greitai persirengėme ir po 4 valandos jau buvome pas serą Vomį. Mūsų draugai buvo susisupę į apsiaustus, o mes su kapitonu nesusiprotėjome juos pasimti. Bet sero Vomio tarnas šypsodamasis padavė ir mums tokius pačius apsiaustus. Prie vartelių mūsų laukė erdvus ekipažas ir mes,
Laisvai jame sutilpę nuvažiavome pas Stroganovus. Tikėjausi prie jų namų išvysti daug ekipažų, bet ten stovėjo kol kas tik viena brikelė, iš kurios išlipo Ibrahimas su tėvu. Namas buvo apšviestas, bet svečiai nesibūriavo ir kambariai buvo tušti. Mes su kapitonu susižvalgėme nusprendę, kad dabar matyti dar anksti. Svetainėje radome visą Stroganovų šeimą. Jų buvo tiek daug, iš veido visus pažinojau, bet vardų niekaip neprisiminiau. Stroganovo žmona buvo apsivilkusi persiliejančių lyg opalas spalvų suknelę. Jis suposi į baltą šilkinę skarą, bet man atrodė, kad ne tiek nuo jai kenkiančios lietaus drėgmės, kaip ji pati paaiškino, o tiesiog stengėsi paslėpti rankas ir kaklą, ant kurių jau nebebuvo ankstesnių papuošalų. Jie atrodė sutrikusi. Ana, melsva suknele su baltais nėriniais, priminė Sero Vomio skarelę. Mane nustebino jos veido blyškumas. Ji buvo visiškai rami ir joje jautėsi naujas ryžtingumas. Jos puikią ranką puošė brakano apyrankė. Pats Stroganovas atrodė kaip ligonis, tiksliau, kaip tik ką atsikėlęs po ligos, o tokį siaubą Žanos parduotuvėje man kėlęs lepūnėlis dabar vėl žvelgė į visus su atlaidžia panieka ir atrodė atsainiai narsus. Tik retkarčiais per jo veidą perbėgdavo lengvas traukulys ir jis vis čiupinėjo savo fesą lyg tikrindamas, ar jis vis dar vietoje. Pastebėjau, kad baimė, netgi siaubą šmėsteldavo jo akise, kai jis pažvelgdavo į Serą Vomį. Žodžiu, galutinai pavirtau liovušką varnų gaudytoju ir tvirtai suėmė mane už parankės. Atsipeikėjau ir pamačiau į kambarį įeinantį Dabrakaną. Jo pragariška fizionomija buvo tokia įžūli, savimi patenkinta, tarsi jis būtų sakęs, tai ką, kieno viršus? Argi aš kada nors buvau suriestas ar netekęs žado? Jis įėjo laisvai, jausdamasis tarsi savo namuose. Familiariai bučiuodamas Stroganovos ranką, truputį lyg nustebo dėl jos abejingumo, bet tuoj pat pasistengė pavirsti aukščiausių galantiškų manierų lordu ir pasuko prie Anos. Pamatytum tu lordą Benediktą, šmėstelėjo mano galvoje. Nusilenkęs ir įžūliai žvelgdamas į Aną lygi savo nuosavybę, jis laukė, kol ji išties jam savo ranką. Nesulaukęs, matyt norėdamas nuslėpti savo apmaudą, jis dirbtinai nusijuokė ir tarė, brangioji Ana, juk jūs europietiškai išauklėta, o aš nesiruošiu įrengti jums savo namuose haremo, nors ir esu turkas. Ištieskite man savo žavę ranką, ant kurios matau sutikimo tapti mano žmona ir mano laimės ženklą. Visų pirma, aš jums ne Ana, bet Ana Borisovna, o dėl ženklo, tai aš iš jūsų nieko neėmiau ir jokių žodžių jums nedaviau. Ji taip aštriai jį pertraukė, kad šis niekšas neteko amo. Nežinau, kuo būtų pasibaigęs šis susidūrimas, jeigu nebūtų įsiterpusi Stroganova. Brakanai, kodėl nepasisveikinate su Seru Vomiu ir nesupažindinate mūsų su savo draugu? Kartu su Brakanu buvo atėjęs aukštas plačiapetis vyras, tokia maža galva, kad panėšėjo į smauglį, tikriausiai dėl nesveikos odos, o gal dėl alkoholio jo veidas buvo raudonas, beveik kaip jo fesas, tik su violetiniu atspalviu ant nosies ir skruostų, o jo mažos juodos skvarbios akys lakstė ir naršė viską, ant ko tik apsistodavo. Kai Ana atsikirto Brakanui, man pasirodė, kad šiame atstumiančiame veide šmėstelėjo piktdžiuga. Brakanas pristatė šeimininkiai ir visiems svečiams savo draugą, Tabeldą Bondą, tvirtindamas, kad Anos grožis jį taip išmušęs iš vėžių, kad jis net pamiršęs mandagumo taisyklės ir iš karto nepristatė savo draugo. Beje, pridūrė jis žvelgdamas į Aną ir Stroganovą, šiandien mano gyvenime tokia diena, kai skinu ne tik meilės pergalę, bet ir mano galia išaugo kaip niekada. Iš džiaugsmo nebėra prasmės taip griežtai laikytis etiketo.
Ir vėl norėjo prieiti prie Anos, bet Stroganova jį sulaikė ir tarė, kad visi daugiau kaip pusę valandos laukė tik jo vieno, jis pavėlavęs daugiau negu priimta, nors žinojęs, kad šiuose namuose, kurių šeimininkas mėgstas tvarką prie stalo sėdama punktualiai. Pripratęs Stroganovą matyti tik kaip besąlygiškai paklūstančią kiekvienam jo kaprizui vergę, Brakanas dabar sustingo iš nuostabos ir pasiutimo. Ne jis vienas buvo taip apstulbintas. Pats Stroganovas įdėmiai žvelgė į savo žmoną ir pagaliau įsmeigė klausiamą žvilgsnį į serą Vomį. Šis atsakė jam šypseną, bet šypsojosi vien lūpos. Jo griežtos, įdėmios akys su kita, ne ta kasdieniška švelnia išraiška nukrypo į Brakaną. Pabalęs iš pykčio Brakanas sušnipštė atsakydama šeimininkiai. Aš iš viso niekur nepratęs klausyti pastabų, o tuo labiau jūsų namuose. Visgi jis pasistengė susivaldyti ir nusišypsoti, nors vietoje šypsenos išėjo tik grimasa ir jau ramesniu balsu tarė. Buvau peršalęs ir šiomis dienomis sirgau. Staiga jis sutiko Anando žvilgsnį ir tarsi paspringęs kostelėjo, bet tęsė. Tik prieš kelias valandas pajutau palengvėjimą ir tai tik dėl mano daktaro pastangų. Jau turėjau garbės jums, Jelena Dmitrijevna, jį pristatyti, tai mano draugas, nusilenkė jis Stroganovui. Tegul ši liūdna aplinkybė bus vietoje mano atsiprašymo tiek pavėlavus. Pakeiskite savo pyktį malonę ir... Čia jis pasuko tiesiai prie Anos, pasiruošęs palydėti ją prie stalo ir jau lenkė per alkūnę savo dešinę ranką ruošdamas jai pasiūlyti, kai jam vėl nepasisekė. Iš kažkur išlindo mažas Stroganovo šunelis ir Brakanas, nežiūrėdamas savo po kojomis, įsmeigęs akis į Aną, žengdamas suklupo ant jo ir vos neišsitiesė ant kilimo. Tai buvo labai juokinga. Jos stambi figūra per pusę sulinko priešais Aną, frako skvernai užsivertė jam ant galvos, o griūdamas ir bandydamas išlaikyti pusiausvyrą, jis nevikriai užsikabino už greta stovėjusios kėdės kojos ir niekaip negalėjo išsitiesti. Neišlaikiau ir pradėjau juoktis. Man pritarė kapitonas, abu Dželmabedai ir pats šeimininkas, o paskui juos ir visi šeimos nariai leipo iš juoko. Tik seras Vomis ir abu mano draugai išliko rimti. Seras Vomis priėjo prie šeimininkės, nusilenkė ją ir pasiūlė ranką vesti ją prie stalo. Pažvelgiau į kapitoną, norėdamas pasidalyti didingu savo vertės suvokimu ir ramybės kupina sero Vomio manierų įspūdžiu, bet kapitonas ir pats netitraukė nuo jo akių, akivaizdžiai sužavėtas seru Vomiu. Kol daktaras Bonda padėjo Brakanui išsitiesti, o tai buvo ne taip lengva, Ananda priėjo prie Anos ir nusilenkė jai taip, kaip seras Vomis jos motinai, išlikdamas pabrėžtinai tiesus, palenkdamas tik galvą ir pasiūlė jai ranką. Kokie jie abu buvo žavūs. Tokie žavūs, kaip tą pirmą muzikos vakarą pas kunigaikštį Anandos atvykimo dieną. Vėl užsimiršau ir netikėtai išgirdau florentiečio balsą. Tu dabar matai žmogaus kelių didybę ir siaubą. Tu matai, kad kiekvienas žmogus, eidamas savo keliu, gali pasiekti tikrąjį pažinimą tik tada, jeigu jo ištikimybė tapo jau ne asmeninė jo savybė, o viena iš visos jo būtybės ašių, pagrindinė ašimi, ant kurios laikosi ir vystosi visa žmogaus kūryba. Mokykis skirti žmonių kelius ir atmink, kad niekas tau ne draugas, niekas tau ne brolis, bet kiekvienas žmogus tau mokytojas. Jau norėjau pulti pirmin, ten iš kur sklido balsas, bet jis stipriai laikė mane už parankės, o kapitonas nustebęs žiūrėjo į mano veidą. Jums bloga, Liovuška, kas jūs sujaudino? Tyliai paklausė jis manęs. Štai matai, kaip reikia būti atidžiam.
Laikyk sugniaužęs florentiečio ranką, lyg jis būtų čia greta tavęs, sušnibždėjo man į. Ne, kapitone, esu visiškai sveikas, atsakiau savo draugui. Tai Dievas mane nubaudė už tai, kad pasijuokiau iš Brakano nelaimės. Na, jeigu Dievui ir verta įsikišti, paprieštaravo juokdamasis kapitonas, tai tik tam, kad nubaustų tą niekšą ir šarlataną, o netyrus kūdikius už jų nekaltą juoką. Tuo metu seras Vomis jau ėjo pro svetainės duris, paskui jį sekė kitos poros, jau ir Ananda su Ana buvo nutolę nuo mūsų, o Brakanas su savo daktaru vis dar stovėjo nuošalyje. Brakanas sunkiai kvėpavo, kažką energingai aiškino savo draugui, o šis stengėsi jį nuraminti. Jūsų vaistai mažai padeda, staiga su pašaipa jis ištarė rusiškai. Štai kalbama, kad daktaras I turi tikrai stebuklingų vaistų. Brakanas įžūliai iššaukiančiai žiūrėjo į I. Ar neapsirūpintumėte ir manęs savo stebuklingomis žolelėmis? Visas Konstantinopolis tik ir kalba apie čia atvykusius madingus, naujoviškus daktarus stebukladarius. Nežinau, kiek ant savęs išbandė naujos medicinos poveikį tie apkalbinėtojai, kurie jums apie juos pasakojo, bet manau, kad pats turėjote progą įsitikinti mano ir mano draugo Anandos jėga. Man būtų labai gaila, jeigu jums tektų išbandyti sero Vomio patirties jėgą. Tai baigtųsi jums katastrofa, labai mandagiai ir maloniai, lyg nepastebėdamas Brakano įžūlumo, atsakė I. Jūs taip manote? Kreivai šyptelėjęs tęsė Brakanas, eidamas kartu su mumis į svetainę. Šiandien turėsiu galimybę jums įrodyti, kaip jūs klystate, remdamasis dideliu sero Vomio autoritetu. Aš ir atėjau čia tik tai tam, kad persimeščiau su juo keliais žodžiais. Paliksiu šį malonumą vakarieniai. Tai bus visiems bent pramoga. Kai jis žiūrėjo į jį, jo akyse matėsi pragariška neapykanta, lyg jis būtų norėjęs paversti į pelenais. Įėjome į valgomąjį. Seras Vomis jau sėdėjo greta šeimininkės. Šalia jo Ana su Ananda. Iš kitos pusės prie motinos sėdėjo Lepūnėlis su vyresnė seserimi, o už jų visi 5 sūnūs su žmonomis ir abu turkai. Priešais serą Vomį į pasodino mane ir kapitoną, pats atsisėdo greta manęs, o iš dešinės prie jo Stroganovas, parodęs Brakanui ir jo draugui vietas dešiniame, siaurame stalo gale. Pamatęs, kur jam teks sėdėti, Brakanas nusijuokė, lyg būtų sugirgždėję padrieskusių durų vyriai. Šiandien viskas kitaip nei paprastai. Jelena Dmitrijevna, gal žinote, kodėl šiandien viskas atvirkščiai? Kreipėsi jis į šeimininkę, stengdamasis išsilaikyti padorumo ribose ir vis dar valdydamas įsiūtį. O, ką aš matau, jūs šiandien be savojo perlo ir apyrankės nusiėmėte? Juk jūs taip mėgstate brangenybės. Ką tai reiškia? Iki vakar dienos mėgau nuostabius papuošalus, kol įsitikinau, kaip negarbingai mane apgavo vienas žmogus, įtikinėjęs savo draugiškumu. Aš jam užmokėjau didelius pinigus už jo brangenybės, kurios, pasirodo, tebuvo tik varis ir stiklas. Šaltai ir su panieka atsakė Stroganova. Nuo šios dienos prisiekiau nešioti tik tuos daiktus, kuriuos man padovanojo mano vyras. Tik jie ir tebuvo tikros vertybės. Iš visų pusių pasigirdo sumišę pasipiktinę balsai. Ką jūs kalbate? Jūs nesuprantate, ką kalbate? Aš pats parinkau jums visas brangenybės, o juk aš žinovas, įžūliai atsakė Brakanas, metė šakutę ant stalo. Stroganovas atsistojo, norėjo įsikišti ir paprašyti svečią būti mandagesnį, bet seras Vomis parodė jam ženklą ir šeimininkas paklusniai, tylėdamas atsisėdo į savo vietą. Gal jūs ir žinovas, tačiau mane apgavote, tyliai, bet aiškiai ir tvirtai atsakė Stroganova. Tai vaikiškos kalbos,
Už jūsų brangenybės galima buvo nupirkti kunigaikštystę. Gal tvirtinsite, kad ir ši brangenybė netikra? Ji šakute dūrė į Anos pusę, rodydamas į ant jos rankos blyksint,čią apyrankę. Šis daiktas tikras, bet niekada jums nepriklausė, pasigirdo ramus sero Vomio balsas. Ji buvo pavogta ir jūs puikiai žinote, kas, kada ir iš kur ją pavogė. Tai nesutrukdė jums perduoti ją vienam iš jūs mulkinančių šarlatanų, kad uždėtų ant jos meilės apžadus. Sprendžianti žavingos rankos savininkės, pasipuošusio šią apyrankę, manau, pats galite įsitikinti, kokią simpatiją jie jums jaučia ir kokios jūsų galimybės tapti Anos vyru. Vis taip pat ramiai tęsė seras Vomis. Brakanas taip bjauriai sugriežė dantimis, kad aš užsikimšau ausis. Koks prokuroras jums mane apskundė ir kodėl manęs neareštavo, jau jeigu taip priglaudžiau vogtus daiktus, įžūliai sušuko Brakanas, visas išraudęs iš pykčio. Apie tai, kad pavogėte šį daiktą, man pasakojo pats šeimininkas, o dėl arešto tai dauguma jūsų gaujos narių šiuo metu jau suimti, o vadai bėga iš Konstantinopolio. Pats svarbiausias iš jų, jūs pats negalite ne tik pajudinti kojų, bet ir žmoniškai išsitiesti. Brakanas iš raudonai purpurinio virto blyškiai baltų, po to vėl raudo ir balo nuo pastangų atsistoti, bet sėdėjo kaip priklijuotas, nejudėdamas, palinkęs prie stalo ir siaubingai sukiojo galvą, kuri vienintelė jam dar pakluso. Štai ir jūsų nusikaltėliško gyvenimo finalas, tęsė seras Vomis. Jūs įsisukote į puikią, draugišką, garbingą šeimą. Nesuteptos garbės moterį Jeleną Dmitrijevą diena iš dienos vis labiau hipnotizavote. Naudodamasis jos drovumu ir gerumu, jūs pavertėte ją valdingą, kaprizingą, visai šeimai gyvenimą nuodijančią moterimi. Jūs ištvirkinote jos jaunėlį sūnų, įviliojęs jį į savo draugystės žabangus, pavertėte juos abu savo blogio tarnais. Ananda jums davė 3 dienas apmąstymams. Dar galėjote ištrūkti iš savo aistrų pragaro. Kitaip ir nepavadinčiau jūsų siautulingo gyvenimo. Jūs sužavėjo moters grožis ir jūs nusprendėte įvilioti ją į savo meilės tinklą, iššaukęs į kovą visą tyrumą ir šviesą, kurie ją saugojo. Mes atėjome čia, išgirdę jūsų iššūkį, ir dabar įrodome jums, ko verta visa ta valdžia sukurta blogiu, apgavystėmis, vagystėmis, žmogžudystėmis, kurios jūs taip siekėte, jums sakė tiesą. Visa tai, ką buvote davęs Jelenai Dmitrijevnai, kaip savo žinių ir valdžios talismanus, visa tai niekai, sunaikinami tikromis šviesiomis žiniomis. Dūmais virto jūsų užkalbėjimo paistalai, apnuogindami varį vietoje aukso. Jūs įtikinėjote Leonidą, kad jo fesas ugnyje nedega, kad jo juodas perlas ir briliantas tikros brangenybės. Ir dabar tai tvirtinu, šaukė Brakanas, pertraukdamas serą Vomį ir įžūliai žvelgdamas į jį. Norite išbandyti savo žinių jėgą, paklausė seras Vomis. Nors ir šią akimirką, išplėtęs šnerves, kaip įnirtęs bulius, garsiai pareiškė Brakanas. Liovuška, nuimk nuo Leonido galvos fesą, o jūs, kapitonė, numaukite nuo jo kairės rankos žiedą ir padėkite viską, kad ir ant šios sidabrinės lėkštės, tarė seras Vomis, tiesdamas man sidabrinį padėklą, prieš tai nukėlęs nuo jo krištolinę ąsotį. Kol mes su kapitonu apėjome visą stalą, jau seniai šalia Brakano savo kėdėje nerimęs daktaras jam tyliai kalbėjome. Palikite viską, einam iš čia, nereikia jokių bandymų, jūs vėl sulinkote. Nutilk, arba
Aš jus čia vietoje nušausiu, sumaurojo Brakanas, atsakydamas jam. Priėjau prie Leonido, kurio vardą tik dabar sužinojau, nuėmiau nuo jo fesą ir be jokio vargo padėjau ant lėkštės. Atrodė, kad tai labai nustebino Brakaną. Jis tikriausiai tikėjosi, kad fesas liks ant jaunuolio galvos. Prisiminiau, kaip florentietis man užmovė dervišo kepurę, kurios tikrai negalėjau nusiimti ir nenoromis nusijuokiau. Nuo mano juoko Brakanas prarado paskutinius savitvardos likučius. Pažiūrėsime, ar juoksitės po valandos, šnipštelėjo jis man. Kapitonas ilgai negalėjo nuimti žiedo nuo Leonido piršto, tuo pralinksmindamas Brakaną, bet seras Vomis persisvėrė per stalą, įdėmiai pažvelgė į Leonidą ir žiedas bemat atsidūrė ant lėkštės greta feso. Sero Vomio nurodymų lėkštė įdėjo į platų rytietišką židinį, jis priėjo, apibarstė daiktus man jau pažįstamais milteliais ir padegė. Plykstelėjo didelė ryški liepsna, lyg būtų degęs ne kuklus fesas, o šiaudų kūlys. Ir visai nedegančios medžiagos kvapas, o tikras dvėsalienos dvokas privertė visus užspausti nosis nosinėmis. Pasigirdo 2 nelabai garsūs sprogimai ir liepsna iškart užgeso. Į palieptas atidariau langą. Smarvė greitai išgaravo ir aš padaviau serui Vomiui padėklą, kurį jis paliepė man nunešti Brakanui. Taip ir padariau, padėdamas lėkštę priešais jį ant stalo. Grįžęs į savo vietą iš smalsumo paklausiau kapitono, kodėl jis taip ilgai nenuėmė žiedo. Jis atsakė, kad jeigu neįsakantis sero Vomio žvilgsnis, jis visai nebūtų jo nuėmęs. Piktadario žvilgsnis tarsi liepsna degino jo rankas, o pats žiedas laikėsi ant Leonido piršto lyg priklijuotas. Ant lėkštės priešais Brakaną dabar gulėjo tik apgailėtinos persisukusios varios skeveldros, juodo stiklo šukės ir briaunuoto stiklo gabaliukas vietoj brilianto. Iš feso liko tik krūvelė pelenų. Brakanai, einame, prašau jūsų, arba leiskite bent man išeiti iš čia ir atvesti jums pagalbą, vis maldavo jo draugas Bonda. Jūs tikras kvailys. Argi nematote, kad visa tai šarlatanų darbas? Ką gali visi tie šantažistai palyginus su mano amuletu, sušuko Brakanas, drebančią ranką išsitraukdamas iš liemenės kišenės auksinį trikampį, kuriame blykčiojo didžiulis juodas briliantas. Sero Vomio veidu tarsi perbėgo srovė. Jo akys vėl tapo ryškiai violetinės. Gal norite išbandyti štai šito talismano jėgą? Paklausė Brakanas serą Vomį, laikydamas rankose nuostabų brangakmenį, žaižaravusi lempų ir žvakių šviesoje. Brakanai, dar kartą susimastykite apie savo gyvenimą, apie visą savo gyvenimą ir apie tai, ką dabar darote. Jūs puikiai žinote, kad šitas daiktas pavogtas iš vieno venecijiečio. Jūs žinote, kad ant trikampio viršaus buvo kryžius ir žvaigždė, meilės simboliai. Jūs žinote, kas išniekino šį daiktą ir pasityčiojo iš jo nukirsdamas kryžių bei žvaigždę ir koks likimas jį ištiko. Sero Vomio balsas buvo kietas, ramus, beveik švelnus ir jo akys žvelgė į Brakaną su užuojauta. Tuo metu baigėsi vakarienė, per kurią beveik niekas nieko nevalgė. Ištiko likimas, jį ištiko jo paties kvailystė, piktai džiūgavo Brakanas. Kvailiams taip ir reikia. Ar tik ne jūsų dievulėlis padės jums dabar kovoti su manimi, toliau riaumojo Brakanas, jau visiškai nesitvardydamas. Jis padėjo lėkštę savo brangakmenį, nuo kurio į visas pusės perliedami visomis spalvomis, nuo baltos iki kraujo raudonos, pasklido pluoštai spindulių. Nejučia visų akys įsmigo į šį nepaprastą nuostabaus brilianto šviesos žaismą. Ha, štai mano užstatas už valdžią. Jeigu jūsų ugnis pavers mano brangakmenį į tokius pačius pelenius, tyčiojosi jis rodydamas į lėkštę, parduosiu jums sielą. Jeigu šis daiktas
išlaikys savo jėgą, mano galią, jūs niekur nedingsite, jūs mano vergas, apsiputojęs, traukulių tąsomas šaukė Brakanas. Sero Vomio veidas sugriežtėjo, jo akys svaidė žiežirbas neprasčiau už brangakmenį. Paskutinį kartą prašau jūsų, nelaimingas žmogau, apsigalvokite. Laikas skaičiuoja paskutinės minutės, kai jūs dar galite išvengti netitaisomo blogio, bet po to jau nei aš, nei kas kitas negalės jums ištiesti pagalbos rankos. Išsigandai, sere gelbėtojau, kvatojosi Brakanas. Bejėgis, tai ir mekeni kaip avelė. Na, kvieskite savo ganytoją, gal jis bus stipresnis už jus. Jis dar nespėjo baigti savo užgaulios frazės, o Ananda jau tiesė lėkštę serui Vomiui. Šis palinko virš jos, plona medinė lazdele permetė brangakmenį į savo lėkštę, prilaikydamas jį tą pačią lazdelę paėmė nedidelį flakonėlį ir apliejo jį iš jo brangakmenį. Prikišę žvakę padegė tą skystį, kuris degė rame, lygia liepsna kaip spiritas. Brakanas nenuleido akių nuo ugnies. Jis tylėjo, bet jo veide sustingo tokia kančia, lyg jį patį būtų deginę. Pažvelgiau į serą Vomį ir mane nustebino užuojauta, kurią pamačiau jo veide. Ugnis užgeso. Seras Vomis liepė man nuvalyti niekiek nenukentėjusi brangakmenį ir paduoti jį Brakanui. Tai ką, išliko sveikas? Kas kieno vergas dabar bus? Švokštė Brakanas, drebančiomis rankomis griebdamas iš manęs savo brangenybę, bet vos palietęs ją sušuko laukiniu balsu ir išmetė ant stalo. Velnias, velnias, ką su juo padarėte, suriko jis kaip žvėris. Seras Vomis ištiesė ranką ir tyliai tarė. Nutilk, aš perspėjau tave, nelaimingas žmogau, kad dabar jau jokia šviesi jėga negalės tavęs išgelbėti. Tu negali atlaikyti meilės ir šviesos prisilietimo ir akimirksniu mirsi. Viskas, kuo tau dar galiu padėti, tai sunaikinti bjaurų ryšį tarp tavęs ir tų niekšingų, praradusių žmogišką išvaizdą, parsidavusių juodai magijai, šventvagiškų padarų, kuriems tu pažadėjai atiduoti gyvybę už valdžią, šlovę ir turtus. Jis padavė man lazdelę ir paliepė ją nuimti nuo Brakano galvos fesą ir mesti jį į židinį. Apibarščiau jį milteliais ir į palieptas grįžau į savo vietą. Aš nieko nepadariau jūsų brangakmeniui, vėl prabilo seras Vomis. Tiesiog tas užkalbėjimas, kuris, kaip jūs įtikėjote, turėjo būti stipresnis už visas šviesos jėgas, pasirodė esąs niekinga apgaulė, o netikromis žiniomis. Jūs padarėte 2 didžiulius nusikaltimus. Jūs atidavėte 2, tiesa, pavogtas brangenybės ir pažadėjote 7 metus vergauti šarlatanui ir šventvagiui, davusiam jums brangakmenį. Dabar matote, prie ko visa tai privedė. Priėjus prie židinio, seras Vomis padegė miltelius. Niekada nepamiršiu, kas įvyko tą akimirką. Pasigirdo griausmas, lyg būtų sprogęs užtaisas. Pakilo juodi dūmai, židinyje užkaukė vėjas. Moteris suklikė, bet visa tai tetruko tik keletą trumpų akimirkų. Visi galite būti ramūs, jokio pavojaus nėra, pasigirdo sero Vomio balsas. Kai dūmai išsisklaidė, visų žvilgsniai nukrypo į Brakaną. Jo veido išraiška buvo visiškai idiotiška, gyvuliška, liovuška. Paimk šį flakoną, nušluostyk šią skarelę nelaimingojo veidą, kaklą ir kaktą, paduodamas per stalą nedidelį flakonėlį ir skarelę, kalbėjo seras Vomis. Nugalėdamas pasibjaurėjimą, su širdį draskančią užuojautą atlikau šį nurodymą. Po kurio laiko nelaimingojo veidas nurimo, dingo nuo lūpų putos. Jis dairėsi aplinkui ir kiekvieną kartą, kai jo žvilgsnis užkliūdavo už to nuostabaus brilianto, jį visą perkrypdavo traukuliai. Jo veide šmėstelėdavo pasibjaurėjimas ir siaubas, lyg to brangakmenio atspindžiuose jis būtų matęs kažką siaubingą.
Kurį laiką įsivyravusioje tyloje buvo girdėti tik trūkčiantis Brakano kvėpavimas, kurį kartais pertraukdavo jo dejonė ar gilus atodūsis. Jaunuoli, staiga jis kreipėsi į mane, paimkite nuo manęs šį akmenį. Tik jūsų širdyje tebuvo gailestis man ir jūs nepasišlikštėjote manimi. Aš nekalbu apie šios žmonės. Jis parodė į Seravomį, Anandą ir I. Nuo jų prisilietimo būčiau miręs, bet čia sėdi žmonės, kuriuos aš nemažai paikinau, kaip pavyzdžiui lepūnėlį Leonidą. Tačiau jo širdyje tematau siaubą ir baimę, kad mano likimas nesugadintų jo gyvenimo. Tik jūsų širdyje ir akyse matau užuojautos ašarą. Dėkoju. Paimkite šį daiktą, tegul jis apsaugo jūs gyvenime, primindamas jums, kaip aš žuvau. O ne, to negali būti. Negali žūti žmogus, kad ir ką jis būtų padaręs, jeigu jis sutiko Seravomį. Aš melsiu savo didį draugą Florentietį, pagaliau maldausiu Ali padėti jums. Prašau jūs, nenusiminkite, nepraraskite vilties. Apsipildamas ašaromis, tarsi viesulo pakeltas, puoliau prie jo. Niekas net nespėjo atsipeikėti, o aš apkabinau Brakano kaklą ir pabučiavau jį. Atsiklaupiau prieš jį ant kelių, mintimis kviesdamas Florentietį ir melsdamas jo palengvinti šiol nelaimingojo likimo. Iš Brakano akių išsprūdo 2 ašaros. Tai pirmas tyras man skirtas žmogaus bučinys, tyliai tarė jis. Išlaisvinkite mane, paimkite šį brangakmenį, jis neapsakomai slegia mane. Kol jis taip slėgs mane, aš negalėsiu gyventi. Pažvelgiau į Seravomį, prisiminiau jo žodžius, kad reikia būti labai atsargiam imant kieno nors daiktą. Pats papuošalas liovuška dabar jau nekenksmingas, bet priimdamas jį turi prisimti įžadą užjausti visus nelaiminguosius, žūstančius blogio naguose. Ir prisėmęs jį šiandien, tu turėsi eiti jau ne tik kovos su blogiu keliu, bet ir tapti apsauga visiems aistrų ir tamsos pavergtiems kankiniams, atsakė jis man į mano žvilgsnį. Kai Florentietis bėgo su manimi per laukus, gelbėdamas mane nuo mirties, jam nereikėjo mano prašymo. Kai Ananda atidavė man dervišo rūbus, jis ištiesė man patį gailestingumą, kurio aš neprašiau. Kai jis su jį atėjo padėti mano broliui, jie, kaip ir jūs, serė Vomi, ėjo lengvai ir paprastai. Tesu menkas nemokša, bet džiaugiuosi galėdamas pasitarnauti Brakanui, štai šiam, jūsų išlaisvintam. Ir neįžvelgiu čia žygdarbio, lygiai taip pat stengsiuosi saugoti ir guosti visus, klumpančius nuo savo aistrų sunkios naštos. Kol aš kalbėjau, mačiau, kaip raudona Brakano bendrininko ranka tiesėsi į brangakmenį. Jo raudonos plaukuotos rankos, atvėpusių, kažką šnibždančių lūpų, godžiai su užslėpta baimė briliantai smeigtų išsprogusių akių, ir į priekį ištemptos neproporcingai mažos daktaro Bondos galvos vaizdas buvo toks šlykštus ir kartu toks atstumiančiai juokingas, kad atkreipė visų dėmesį ir kai kas nejučiomis pradėjo juoktis. Pastebėjęs, kad savo elgesiu atkreipė visą dėmesį, Bonda kilstelėjo, dar toliau ištiesė ranką ir niekaip negalėjo suimti papuošalo. Apžvelgęs stalą juodomis naršančiomis akimis jis tarė: Brakanai, nekrėskite kvailysčių, paduokite man brangakmenį. Aš jį paslėpsiu, po to perduosiu, kam reikia, ir vėl viskas bus gerai. Jis matyt norėjo pakeisti savo nepatogią pozą, bet neturėjo jėgų išsitiesti. Paskutinis prašymas, sere Vomi. Leiskite berniukui paimti brangakmenį ir išlaisvinkite mane nuo šio siaubingo Bondos. Prieš jį aš niekuo nekaltas. Greičiau jau jis stūmė mane į vis naujas ir naujas nelaimės, kalbėjo Brakanas.
Jūs jau laisvas nuo visų tų bjaurių gyvačių, kurios šnypštė aplink jūs. Prisiminkite, kai nešėte šį brangakmenį pirmą kartą tapę šeimininku ir sutikote aukštą šviesiaplaukį vyrą. Ką jis jums pasakė? Paklausė seras Vomis. Puikiai prisimenu, kaip jis man pasakė. Tai, kas užvaldyta krauju ir kančiomis, šventvagystėmis ir plėšikavimu, ne tik nesuteiks laimės ir valdžios, bet visada neš savo šeimininkui vergo dalią, nuodus ir mirtį. Jeigu tyras, užjaučiančio širdies bučinys nenudžiovins ašaros nuo tavo skruosto, baisus bus tavo galas. Tada neteikiau tiem žodžiams jokios reikšmės. Ir juokiausi į akis. Dabar įvyko, baigė Brakanas. Pažvelgiu į serą Vomį, bet jis nežiūrėjo į mano pusę. Į ir Anandos, Anos ir Stroganovo akis buvo nuleistos žemyn. Niekas nenorėjo ar negalėjo man padėti šią sunkią akimirką. Tik kapitono akis pilnos ašarų žvelgė į mane taip drąsinančiai, taip švelniai, kad man iš karto pasidarė lengviau. Sukaupiau visas jėgas, šaukiau Florentietį ir tarsi išvydau jį apvaliame lange besišypsantį man. Nusijuokiau iš džiaugsmo, paėmiau brangakmenį į ranką ir tariau Brakanui. Lengvai ir džiaugsmingai įvykdysiu jūsų norą, bet neturiu nieko, ką galėčiau pasiūlyti jums mainais. Džiaugsiuosi galėdamas padaryti jums viską, ką tik leis mano kuklios jėgos. Bondos veidą iškreipė piktas nusivylimas ir jis pagaliau atitraukė savo ranką. Eikite iš čia, tyliai pasakė jam seras Vomis. O jūs, kapitone, padėkite Brakanui pasiekti namus ir vėl čia grįžkite, kreipėsi jis į mano gerąjį draugą. Brakanai, viską, ką galiu jums dar padaryti, tai padėti pasislėpti Tirolyje pas mano draugus. Jeigu norite, kapitonas parūpins jums kajutę savo garlaivyje ir pristatys jūs į jas. Ten jūs sutiks ir palydės į tokią vietą, kur jūsų bendrininkai nedrįs jūsų persekioti, tarė seras Vomis Brakanui. Neturiu pasirinkimo, atsakė šis. Sutinku, bet vis tiek mano buvę bendrai suras mane ten ir užmuš. Patylėjęs, nuleidęs galvą, beviltiškai pridūrė Brakanas. Eikite drąsiai ir nieko nebijokite. Bijokite ne išorinio, o vidinio savo žlugimo. Vis taip patyliai ir kietai kalbėjo seras Vomis. Kapitonas priėjo prie Brakano, padėjo jam atsistoti ir iš visų jėgų prilaikydamas jo sulinkusi, vos bejudantį kūną išvedė iš kambario. Jiems išėjus visi pakilo nuo stalo ir dalis svečių perėjo į Stroganovo kabinetą. Kai visi susėdo, pamačiau, kad be mano draugų čia atėjo abu Stroganovai, Ana ir Leonidas. Ana, dėl visko, kas čia įvyko šiandien, iš dalies kalta ir tu, tarė seras Vomis. Prieš 2 metus Ananda liepė išeiti tau iš šių namų ir sudeginti Leonido Fesą. Tu nepadarei nei vieno, nei kito, bet nugalėjai save kitur. Ir Anandai dar atsirado galimybė prisijimti tavo šeimos apsaugą. Kai jis dabar su džiaugsmu atvyko čia išsivežti tave į Indiją, kur tu turėjai pradėti naują gyvenimo laikotarpį, jis rado tave paskendusią abejonėse, pavydę, mintyse apie besmeninės laimės vystančią jaunystę ir grožį. Negaliu perduoti tau tos atraižos, kurią tau atsiuntė Ali. Iš tos medžiagos Indijoje siuvami chitonai žmonėms, matantiems gyvenimo laimę tik išsilaisvinime iš aistrų, o nesusipančiojantiems jomis. O tu pradėjai trokšti aistros. Visa kita – ta audra, iš kurios tave ištraukė Ananda ir į kurią tu leidai Brakanui tave įtraukti, tai tavo vienos paslaptis ir aš apie ją čia nekalbėsiu. Dabar dar 7 metus dirbk, mokykis, stenkis paprasčiausioje savo pilkų dienų kasdienybėje. Padėk Žanai įgyti savitvardą ir kol kas saugok jos vaikus.
Padėk kunigaikščiui, nevenk žmonių ir nesvajok apie išrinktųjų gyvenimą. Negailėk muzikos, žarstyk žmonėms savo talento turtus, grok ir dainuok jiems, bet neimk pinigų už savo muziką. Žmogaus amžino tobulėjimo kelyje nėra nei laiko, nei erdvės apribojimų. Džiaukis, kad išbandymas atėjo būtent dabar ir atskleidė tau pačiai tavo širdies netvirtumą. Neverkite, Jelena Dmitrijevna. Sunki ir baisi jūsų pamoka jums parodė, kaip pradedant nuo mažiausio kompromiso galima vis giliau klimti jame ir baigti kritimu. Įneškite ramybę į savo šeimą, kurią pati išblaškėte. Padėkite savo jauniausiam sūnui pradėti dirbti. Pasistengkite savo vyrui būti gera ir rūpestinga gailestingąja seserė, nes tik dėl jūsų kaltės jis jaučiasi ligoniu, nors iš tikrųjų jį užkrėtė tik jūsų amžina baimė ir pasireiškė jame šios ligos simptomais. Tai buvo paskutiniai sero Vomio žodžiai. Kambario duryse pasirodė kapitonas. Seras Vomis nusišypsojo, atsisveikino su visais ir mes išėjome į gatvę atsisakę Stroganovo ekipažo. Buvau laimingas galėdamas išsiveržti iš šių namų į gaivų orą. Išvydęs dangų ir žvaigždes prisiminiau Florentietį, kaip aš važiavau su juo naktį per stepę pas Anandą. Koks aš tada jaučiausi vienišas ir visų apleistas. Dabar jausdamas, kaip švelniai paėmė mane už parankių ir kapitonas, kaip meiliai žvelgia į mane seras Vomis ir Ananda, pasijutau jų apsaugos žiede, lyg nenugalimoje džiaugsmo tvirtovėje. Dar kartą mintyse padėkojau Florentiečiui už jo man duotą galimybę susipažinti su šiais žmonėmis ir gyventi greta jų.